Purpurinis Vilniaus choras. Choro vadovas Artūras Novikas. Palaikyti šį chorą galite trumpuoju telefono numeriu 1671. Da bille da bille da bille da bilo da bille da bille da bille da bilo da bille da bille da bilo da bille da bilo Irena Starošaitė, Purpurinis Vilniaus choras. Ir pasižiūrėkime, ar vien šiauliečiai gali, mano galva, fantastiškai dainuoti a capella. Visų pirma, norėčiau parduosiu vieną dalyką, Irena. Mūsų šio viso projekto režisierė iš Latvijos, Dita, jinai pasakė, sako, žinai, Vytautai, kodėl Latvijoje yra tik 2 milijonai, o lietuvių 3. Todėl, kad pas jūs va tokie tautiniai drabužiai. Gerai, komisija, nežinau. Gintaro akys ašaroja, gali kalbėti? Dar ne ašaroja, bet arti to. Ir vėlgi aš dabar jau nekalbėsiu apie tai, kad menas išgelbės pasaulį, nors net Vytautas Šapranauskas turbūt žino tai, ar ne? Aš tą darau jau apie 40 metų. Tai mes darom kartu. Nelabai pavyksta. Bet apie detalės, tai iš pradžių aš, kai
Kai išgirdau pradžią, pagalvojau, nu va, čia taip pesnerai, kosiljas, kaniušinų, tik tai lietuviškam variante, bet paskui ėjo geriau, geriau ir geriau, tai žinokite, kad geriau negu pesnerai. Ir tikrai šitas visas akapelinis dainavimas ir tas jūsų pasiruošimas, taip, jūs gelbėjat ir mano sielą. Ir ačiū, labai gražu, tikrai labai gražu. Kitais metais rengsime Vilniui Slavenskį bazarą. Ne dėl Slavenskį bazarą. Ne, aš manau, kad Slavenskį bazar čia yra toli nuo būtent to stiliaus, tai, ką rodo Vilniaus choras ir su kokiu paruošimu ir su kokiu profesionalizmu ir kaip įtaigiai visą tai atlieka. Taip, kad vis tiek menas išgelbės pasaulį, išgelbės net Vytautui Šapranauskui, nors ir 40 metų jis gelbsti pasaulį. Tai žinokite, čia svarbu pats procesas. Praeis 50, čia pirmus 40 metų sunku, o paskui bus lengviau. Paskui likusius 70 jau lengviau. Rūta. Apie tai, kad tai buvo puiku, net, žinot, tiesą sakant, net nesinori sakyti, nes atrodo, kad tu vis kartojas ir nieko naujo nepasakai, bet teisybės dėliai taip reikia pasakyti, kad tai be galo profesionalu. Man buvo labai ir įdomu, ir gražu, puikus pasirodymas. Tik gal norėčiau tokią šiek tiek primesti savo interpretaciją, tokį kaip ir pojūtį. Jaučiausi lyg sukinėdama arba radio imtuvą, arba kokie ekvalaizerį. Taip liktai čia pasuki, čia žiūrėk, išgirsti stereo, o po to mono, o po to liktai aukštus, o po to žemus, o po to viduriuką, o po to iš vis perjungi bangą. Tai va toks žaidimas man jis buvo labai atraktyvus ir tai labai patiko. Koks išvystytas jūsų klausos aparatas, Rūta? Aš kalbėjau būtent apie tai, kaip, kur nunešė mano interpretacija žiūrint į juos. Aš taip supratau. Ačiū Jums. Ačiū. Modestai. Na, vėlgi nieko naujo nepasakysiu. Pasakysiu tik tiek, kad man visada patiko akapelinis dainavimas. Tai dainavimas be pritarimo, jis atskleidžia visas subtiliausias spalvas choro. Ir šį kartą jūs jas vėlgi atskleidėte ir parodėte mums. Galbūt šiek tiek norėtųsi virijos įtakingumo. Na, suprantu, politika valstybei dabar yra matriarchatos visiškas, bet kita vertus tai yra galbūt gerai ta prasme, kad jūs esat pats individualiausias choras. Aš turiu galvoj, kad aš beveik žinau ir galiu charakterizuoti kiekvieną iš jūsų kaip daininį, nes girdėjęs beveik kožną tembrą dainuojant atskirai, ar ne? Ir vyrai tik tai dėja šita prasme yra trupučiuką užnugarį. Nu, akivaizdu, užnugarį. Vis dėlto ačiū, nes sunku ieškoti priekabių, kadangi viskas objektyviai yra labai pozityviai. Nu, nereikia ieškoti priekabių, užtenka vieną nacionalinę aprangą pažiūrėti lietuvių liaudės ant Irenos Starošaitės. Liudai, na irgi nieko naujo, turbūt viskas gerai. Tikrai nieko naujo. Jūs man paprasčiausiai priminėte mūsų tikrasias lietuviškas vertybės, tai yra akapelinį dainavimą. Visų antra, pamatęs Maestro Noviką, prisiminiau ir dainų dainelę. Trečia, tikrai puikiai interpretacija lietuvių liaudės dainos. Ir sakyčiau, jeigu mūsų lietuvių liaudės muzika kažkiek mutuotų į tai, ką jūs šiandieną parodėte, tai dar ilgus šimtmečius nekiltų jokios abejonės dėl mūsų liaudės kultūros nykimo. Ačiū Jums, nuostabu. Ačiū komisijai, ačiū purpuriniam chorui. Man atrodo, kad mes vis dėlto teisingai pasielgiam, atimdami iš jūsų šiandien vertinimo lenteles. Bet aš norėčiau priminti, kad viską sprendžia šį vakarą žiūrovai. Ir Jurgita, ar jau pasiruošęs Šiaulių choras? Taip, šiauliečiai jau pasiruošę, bet prieš tai siūlau pasižiūrėti siužetą apie Šiaulių choristų pasididžiavimą. Tai jų choro vadovas Gediminas Ramanauskas.